Sveiki, čia tinklalaidė su kitokia realybė, kurioje susipina tikro žmogaus patirtis su psichologijos mokslu. Su jumis sveikinasi projektai, kurie aš Rūta. Ir aš, Fausta. Šiandieną kalbiname Eleną Kundrą. Elena – integratyvios terapijos metodo įkūrėja. Per daugiau nei 10 metų vidinių paieškų Elena integravo virš 10 terapinių, somatinių ir dvasinių metodikų, pradedant nuo hipnoterapijos ir vidinės šeimos sistemos iki somatikos bei nervų sistemos darbą. Turėdama sveikatos mokslų pagrindą ir gilų praktinį žinojimą, Elena padeda moterims, kurios iš išorės atrodo stiprios, bet viduje jaučia spaudimą ar tylų nerimą, atrasti ryšį su savimi per kūną, pasąmonę ir sąmoningumą. Ir šiandien Eleną kalbiname būtent apie integratyvios terapijos metodiką, vidinę šeimos sistemą bei meilę sau per kūną ir maistą. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalo ir pirmieji sužinoti apie mūsų naujausius epizodus. O dabar keliamės į patį pokalbį. Labas Elena, labas Rūta. Labas. Sveikos. Tai Elena, papasako, kas yra integratyvi terapija. Daug žmonių galvoja, kad tai yra kažkoks vienas metodas, bet iš tikrųjų tai yra labiau kelias, ne tiek terapija, kiek savęs pažinimo kelias. Ir mano misija nėra moterims, nes dažniausiai dirbu su moterims, kažkokią terapiją pravesti, kažką dabar tu suvoksi, išgydysiu tave ir dabar tu eisi toliau savo keliu. Man tai yra kaip įgalinti žmonės, kad jie galėtų patys savyje išmokti naviguoti savo vidinę sistemą. Tai man integratyvi terapija yra taip, ir apie darbą su pasąmonė, darbą su traumom, darbą su kūnu, somatiškai. Ir taip pat tą vidinės ašies ištreniravimą, kaip mes galime gyventi iš tos vidinės ašies, kur yra žinojimas, yra ramybė, yra atjauta, yra meilė. Ir kai mes iš tokios būsenos gyvenam, tada mes galime naviguoti tą gyvenimą, nes niekada nebus, kad mes pasieksim kažkokį tašką, kur viskas, aš jau done healing, aš jau pasiekiau savo išsiplėtimą, aš jaučiuosi labai gerai ir man nebus gyvenime sunkumų. Visada yra gyvenime per ką pereiti. Tai man integratyvi terapija yra gebėjimas, kaip naviguoti savo vidų, naviguoti tas emocijas. Tai net tai parinkau kaip integratyvi terapija, tas metodas, nes jį sujungiau iš 11 metodų skirtingų ir toks buvo labiausiai tinkamas žodis kaip integratyvi terapija, nes tai yra sujungtos eksperiencinės terapinės metodikos, hipnoterapija, vidinė šeimos sistema, somatinis darbas, tokie labiau ir dvasiniai metodai kaip theta healingas, kaip toks inquiry, Byron Katie. Čia gal ne tiek kaip metodas, tiesiog būdas kaip naviguoti savo mintis. Okay. Tai daug tokių mini dalykėlių, coherence dalykų ir tiesiog atrodė logiška, kad tada integravau visą tai gavosi integratyvios terapijos metodas. Bet tai nėra, kad aš kažkur mokiausi, dabar aš tapsiu integratyvi terapeutė. Tai buvo mano pačios 10-15 metų tas kelias ir išmoktos metodikos, kurias sujungiau, kaip tą savo pačios išmokau naviguoti tą vidinę sistemą ir padėti kitiem, kad jie galėtų išmokti naviguoti per gyvenimą su daugiau lengvumo ir daugiau savęs pajutimo. Kaip sakant, jausti viską aplinkui patys. Ir naviguoti. Jo. Kad dažnai ieškome mes kažkur atsakymų, o kartais tiesiog reikia pažiūrėti save ir tus atsakymus randi tikriausiai. Visada. Dėl to aš net, kai pradedu dirbti su klientais, aš nesu čia terapeutė, tave kažkaip išgydyti, aš esu tiesiog gidė į tavo pačios vidaus išmintį. Tai visiškai ir taip, aišku, dažnai ir būna, kad aš priimu tą terapinę rolę, kai einam kažkokias trauminės patirtis, kai transformuojam pasąmonę į įsitikinimus kažkokius, bet tai yra labiau apie mokymąsi, kaip galima pačiai viduje pastoviai transformuoti, nes bus, pavyzdžiui, kad aš esu neverta, ar aš esu nemylima. Tas įsitikinimas, taip, mes per sesiją galim jį paleisti, bet
bus vis naujų sluoksnių, kas atsivers, ko mes anksčiau nematėm, kai koks svogūnas, kai lupėsi. Tai jeigu mes nemokam naviguoti savo to vidaus, tai kai ateis naujas sluoksnis, ką aš darysiu, eisiu vėl pas terapeutę. Tai kas būna realiai, nuo manęs būna priklausomi žmonės. Tai mano tikslas yra padaryti juos nepriklausomus, kad jie galėtų patys net savo artimiesiems pravesti tokius terapinius seansus, padėti jiems naviguoti savo kelionę. Geras. Nes tikrai aš pati jautusi aš lankau terapiją, kad vat iškyla kažkokia problema ir atrodo jau viskas, man reikia terapijos kuo greičiau, kada jinai ateis, lauki, nes tiesiog norisi ne tai, kad pasidalinti, bet gal kažkokį ir, nežinau, kad kažkur pakreiptų mane, tarkim, kažką kartais tiesiog kažkoks klausimas terapeutės mane, kur jinai savo nuomonės neišreiškia nieko, bet pakreipia. Tada pati susimastau. Bet kartais reikia pačiai išmokti savęs paklausti. Ne kad psichoterapeutas paklaustų, tarkim, kažkokio klausimo, o kodėl tu taip ten manai, tarkim. O pačiai paklausti, kodėl aš taip manau, arba kodėl aš taip elgiuosi. Ir labai gera praktika, kaip išmokti pačiam būti savo psichoterapeutu. Iš dalies, ne savo tą terapeutų, tai tiesiog turėti vieną tušinuką, kur aš esu terapinis tušinukas ir vienas tušinukas, kuris mano tušinukas. Ir kai aš rašau, pavyzdžiui, kai duodau užduotį savo klientam, kad šituo tušinuku rašai savo kažkokius atėjai, tarkim, pas mane ir sakai, kas dabar vyksta. Ir tokiu tušinuku atsakai tarsi terapeutas. Ir supranti, kad viduje visą laiką yra tas vedimas ir daug galim tokių prisigalvoti, kažkokius simbolius darydavo, ar dar kažką, kitą kėdę galima persėsti ir savo pasakyti, bet to pačiu negalime nuneigti ir to žmogiško ryšio. Tikrai, nesam stvirti, mes vieni patys savo sultise virti ir išvirti. Esam stvirti kartu tame būti irgi, tai yra labai svarbu. Bet jeigu turėtum, pavyzdžiui, šeimoje narį, kuris irgi būtų praėjęs terapiją ir suprastų, kaip vyksta ta navigacinė sistema, tada galėtų palaikyti tau erdvę. Tai mano misija yra eiti ultimately tą, kad galima žmonės gali pajausti, kaip yra tas navigacija vidinė vyksta ir manyje ir kitam padėti naviguoti. Ir mums nereikia būti terapeutams ir turėti ten N metų patirties ir 20 metų studijuoti, kad mes galėtume kažkam padėti. Savo šeimoje realiai, jeigu mes patys mokam savie naviguoti, galim ir kitam padėti. Tai mano misija yra vesti kuo daugiau žmonių, kad jie galėtų naviguoti ir galėtų padėti kitiems naviguoti. Ir taip tada, kiek sutaupysim pinigų ant terapijos. Jo, toks drugio efektas čia tada įvyksta, ne? Man tik klausimas, kiek kitas nori, sakai, kad patys išmoktume save naviguoti, bet ir kitą ten šeimos narį ar kažką, bet kiek tai šeimos narys pats norės priimti. Tai čia irgi daug susideda. Taip, ir tai nėra nes tai labiau yra apie coachingą. Žinai, kad dažniausiai mes šeimos narius coachinam. Žiūrėk, tau čia taip ir taip. Iš tikrųjų, ta terapinė būsena, kas yra per vidinę šeimos sistemą, kaip mano pagrindinė praktika, su kuria sujungiu visas kitas, tai yra realiai svarbiausias dalykas ne kaip aš moku tą techniką, bet kaip aš gebu būti savasty. Kaip aš gebu įkūnyti tą ramų vidinį žinojimą, tą išmintį aukštesnį aš, kiti kalba, tai įvardė kaip savo vidinį dieviškumą, tada natūraliai kitam žmogui jis jaučia saugumą, kad aš neturiu kažkokių vidinių pretekstų, vidinių kažkokių intencijų jį keisti, jį kažkaip, nes dažniausiai mes norim coachint savo šeimos narius tam, kad mes geriau jaustumėmės. Aš tave pakoučinsiu, kaip tu čia biški nesusimažink, čia biški gal kažką padaryk, kad aš geriau jausčiaus. Tai toks, kai nebėra tos intencijos, tai realiai ta terapija nėra, kad aš dabar tave pravesiu kažkokį ten seansą. Ne, tai yra iš tikrųjų, kaip aš tau duosiu erdvės iš tos būsenos, per tai irgi gali būti terapija, ne terapiškai. Aš iš studijų laikotarpio ir iš pačios, kai lankiau psichoterapiją, ką pastebėjau, kad nemokam klausytis mes. Tiesiog yra apie tą visų filtrų, savo filtrų nuėmimą. Šiaip, kas nėra įmanoma, vis tiek mes kažkiek esam biased savy, bet vis tiek kuo daugiau nuimti ir kuo mažiau su filtru klausyti žmogaus ir tiesiog atjausti, išgirsti, atliepti. Ir tai jau yra gijimas, bet mes to nemokam. Aš pati kartais kažką žmogus bando artimas man pasakyti skaudaus ir įsijungia kažkokia dalis manį. Nenoriu girdėti ir tada skaudžiai atkertu tam žmogui.
tiesiog tas paprasčiausias dalykas klausimas. Ir dėl to, dėl ko reikia psichologų mums, kad kažkas išklausytų bent jau. Taip, ir tuo pačiu vien tai, kad tu pastebi, kad įsijungia kažkokia dalis, kuri nori skaudžiai atkirsti. Ir mes tada tai galim paimti kaip tą užuomazgą, ką galim tada, pasimti su savim ar į terapiją, ar su savim, kai išmokstam naviguoti savo sistemą, ir tiesiog, tai apie ką tai ta dalis yra, kodėl man norėjosi, ar pakeisti, ar kažkaip skaudžiai atsikirsti. Ir vieną kartą tai susitikus, pažinus taip giluminiškai, kitą kartą jau ta dalis bus daug švelnesnė, man jau nebenorės taip atsikirsti ir tuo pačiu aš galėsiu labai pastebėti. Vakar su viena draugė kalbėjom ir sako, pastatau vidinį radarą tam kažkiom dalim. Bet tokį ne tai, kad aš dabar radarą, kad aš tave iš savo sistemos bandysiu išstumti ir uždaryti kambarėlį, kad tu nepasirodytum, bet iš to, kad aš matau, kad tu atėjai, tau reikia dėmesio, kas tau skauda, ko tu bijai, kas atsitiks, man dabar šitam santykė su žmogumi, jeigu aš pasirodysiu silpna ar pasirodysiu kažkaip švelni, galbūt kažkiek išmokti modelį, kaip aš turiu funkcionuoti, kad išgyvenčiau realiai. Viskas yra apie išgyvenimą, kai mes einam iki galutinių šaknų. Jo, ir bent jau mes čia dabar daug kalbam apie tas dalis, dar manau reikės praplėsti, kas tai yra iš viso ta vidinė šeimos terapija. Bet jo, tas vien pastebėjimas savy, tos dalies, jei kartais to ir tai reikia, būt pastebėtai, kaip mažam vaikui, tą savo vidinį vaiką pastebėti, kuris dažniausiai būna nuskriaustas, užguitas, uždarytas, užrakintas, giliai viduj, apkarstytas visokių apsauginių vadybininkų ir panašiai, kas yra vidinė šeimos sistemos dalis. Gal gali trumpai pristatyti, kas tai yra, nes tai yra irgi didelė dalis tavo integratyvios terapijos metodo. Taip, be abejo. Ir aš galėčiau apie vidinę šeimos temą daryti, nežinau, milijonas podcastų, nes galima labai, yra tokie basic info ir yra tada giliai, kai mes einam kaip realiai, tokie visi niuansai, bet toks, jeigu pristatyti kaip realiai core konceptą, tai yra 3 dalis, kurias mes turim 3 tipų dalis. Yra tie, kaip tu sakai, gal pradėkim nuo savasties, kad yra tas pirmiausia, mes visi turim savastį. Ir tai yra core konceptas, vidinės šeimos sistemos, kad kai mes naviguojam gyvenimą iš tos savasties, viskas yra tiesiog daug lengviau. Ir kaip atpažinti, ar naviguojam iš vidinės savasties, tai yra, ar mes jaučiam smalsumą, ar mes jaučiam atsipalaidavimą vidinį, ar jaučiam tokį išsiplėtimą, atjautą. Ir kiekvienam žmogui tai labai skirtingai. Aš kai vedu seminarus, paklausiu, kas jums yra, kai jūs jaučiatės toj savasty, kai jaučiatės savyje. Ir dažniausiai žmonės atsako, jaučiu kažkokį susijungimą su dieviškumu, jaučiuosi išsiplėtus, jaučiuosi tiesiog laimiai kažkokio. Tas vidinė ašis. Ir mes visi ją turim, kad ir kaip mes kažkokioje depresijoje esam ar pasimetime, tai vis tiek yra mumise giliai. Tik tai yra tam tikras procentas, kiek mes galim jos pasiekti. Tai aš prieš sesiją su žmogum klausiu, kiek jauti dabar savasties energijos. Ir jeigu jos mažiau negu 50, tada galim ją pastiprinti. Ir yra daug būdų, kaip ją pastiprinti, gal vėliau pakalbėsime tai. Ir tada yra, kaip aplamai susiformuoja, gal tai bus paprasčiau, jeigu papasakočiau. Kai vaikas gimsta, mūsų poreikis pirmiausias yra išgyventi. Mes galime išgyventi, jeigu mūsų tėvai priima, mumis rūpinasi, nes tėvai yra mūsų, tiesiog mūsų primary caregiver. Jeigu jie mumis nesirūpins, mes mirsim. Ir tada mes kaip vaikas išsiugdom įvairiausias strategijas, kaip tiem tėvam įtikti, kaip jiem patikti, kaip kad jie manim rūpintųsi. Nes mes, kai šiek tiek prieš podcast kalbėjome apie meilę savo, kad gimstam ir mes mylim save, mes iškomunikuojam savo poreikius, mes verkiam, jeigu mums skauda ar norim valgyti. Ir galiausiai, kaip dingsta ta meilė savo, tai per vidinę šeimos sistemos perspektyvą galim ir papasakoti ir tai, kad tada, pavyzdžiui, jeigu matau, kad mano mama mane ignoruoja arba nepriima, jeigu aš verkiu, mano mama uždaro mane kambarį ir tu verksi, kol nusiverksi ir tada, kai nusiraminsi, aš tave pamaitinsiu. Tada kas vyksta viduje mūsų, mes tą savo dalį, kuri yra liūdė, kuri verkia, kuri yra jautri, uždarom giliai. Tai ta viena dalis ir yra tos dalys, kurias mes
stuomi iš savo sistemos. Tremtiniai. Tremtiniai, taip. Tai yra vat, ir gėda, ir liūdesys, vienišumas daug būna, vienatvės. Ir mes tą dalį užstatom tada tais vat, apsauginiais vadybininkais arba ugnegesiais. Ir ta dalis, ką jinai daro, tai jinai tada gerai. Kadangi aš noriu išgyventi, reikia man užspausti šitą vat, kažkokį liūdėsi, kad mama mane priimtų. Ir aš tada turiu būti labai gera mergaitė, turiu neverkti, turiu būti labai paklusni, turiu labai gerai mokytis, įvairiausių strategijų prisigalvojam. Kas liečia, pavyzdžiui, vat, kūno priėmimą, tada turi būti labai gražiai atrodyti, jau čia gal vėliau, kai susiformuoja. Ir va, ta strategija realiai yra, kas laiko mus toj kontroliai, laiko mus vat, vidinis kritikas, aš tave kritikuosiu tol, kol tu būsi gera, jeigu aš nebūsiu gera, tada vidinis kritikas ateis ir mane užbombarduos. Ir tada yra trečia kategorija, va, tų antra kategorija tų vadybininkų yra va, tie vadybininkai, kurie tokie labiau per kontrolę veikia, per kritiką, per tokią, žiūrėk, dabar reikia su tavim sumenedžinti tave, tokie vat menedžeriai. Ir kita kategorija yra gaisrininkai, kai jau būna per daug tos vat, kontrolės arba vis tiek. Nepaisant tos kontrolės, mūsų tas vidinis tremtinys būna paliestas, būna kažkaip sutrigerintas, va ta kažkokia atstumimas, mane va kažkas santykė, pavyzdžiui, pasijutau atstumta, manau, tas vidinis tremtinys pajuto vėl tą jausmą, nesugebėjo menedžeris apsaugoti, tada įsijungia tas va, tarsi kitas next level of protection, ugniagesys, kai jau gaisras jau mūsų sistemoje gaisras, mes jau jaučiam tą vienatvę, gėdą. Ir tada tas gaisrininkas jau naudoja ar maistą, alkoholį, kažkokias kitas priemonės, kaip numalšintą gaisrą vidinį. Bet klausytojai tikrai nenoriu pasakyti, kad dabar jums reikia čia identifikuoti, kur čia mano tremtinys, kur čia mano protektorius, vadybininkas, gaisrininkas, nes tai yra teorija. Man labiausiai patinka suskirstyti labai paprastai, tiesiog vidinės dalys, vidinės fragmentacijos, kalbant apie meilę savo, kad aš uždariau savo tą dalį, kai mama manęs nepriėmė, kai aš esu kažkokia melancholiška ar liūdna. Ir sako, tu čia vis laik turi būti linksma. Ir tada atsirado manyje priešprieša. Aš savo tos dalies, kur yra melancholiška, liūdna, nepriemu. Ir realiai viduje būna priešprieša. Ta melancholiška dalis nori pasireikšti, o tavo, kad ne, tu turi būti linksma ir vis laik ir įtikti. Ir tada taip ir gimsta ta nemeilė savo, kai aš nepriemu kažkokių savo vidinių dalių. Ir tada, jeigu mes žiūrėsime, tai yra tokia situacija pas kažką. Aš tada priskaitau, kad reikia meilę savo praktikuoti, per kažkokį ten rašymą, afirmacijas, veidrodėje save žiūrėti ir savo ten pasakoti gražius dalykus. Tai gali iš tiek suveikti, bet kol mes nepaliesim šitos kertinės fragmentacijos ir kol neišlaisvinsim tos užspaustos energijos, kol mes bandysim išstumti dalis iš savęs, savo pyktį, savo liūdesį, kad mes kažkam kitam įtiktumėm, tol nebus meilė savo, nes meilė savo yra priėmimas, kad aš priemu savo tas dalis. Tai realiai, gal toks labai ilgas ir daugelypis atsakymas paliečiantis, bet galim toliau, nežinau, jeigu yra poreikis tęsti ir tą meilę savo temą, galim ir pereiti dalių terapijoje toliau. Tiek daug minčių dabar, nes ir apie tą vidinį vaiką ir ribas apskritai mes kalbėjom. Spalio tema, liktai buvo mūsų ribos. Tai kalbėjom apie tą irgi vidinį vaiką, tai labai įdomiai pasakei, iš tikrųjų apie ką mes ir kalbėjom, kad vaikas dažnai gimsta visiškai toks, nežinau, atviras pasauliui, nesugadintas, nepažeistas ir tada tėvai lyg ir pradeda tas ribas pažeidinėti, dėl ko vėliau ir gimsta tokie dalykai kaip nemeilė savo ar dar kažkas, nepagarba, nepasitikėjimas savo. Tai jo. Nevertumas. Taip. Ja. Ir aš tokią praktiką turėdavau, aš labai ryškes 2 dalis turiu. Tai vidinį vaiką, kuris visada veržiasi į pasaulį, nes yra užskleistas, užgultas kažkur viduj ir nežinau, jis nori pažinti pasaulį toliau, aš jam neleidžiu. Ir yra, kaip sakom, karenta. Tai aš ją lietuviškai vadinu Irena. Aš irgi turiu pavadinimą tokį pat savo dalį. Taip, nes daug kas taip sako. Atsiprašom visų, Irena.
Jo, ir kuri visą laiką tą vaiką toliau vargšą muša, veja ir panašiai, kad tu dar daryk daugiau, čia dar mažai, čia dirbai visą dieną, aha, bet to nepasidarai, nereikia dar daugiau daryti. Ir jo, ir tos dvi dalys vis lenda, tai kaip aš su jom jas paklostydavau, kitaip tariant. Tai labiausiai tą vidinį vaiką glostydavau, nes tokia didžiausia mano dalis, kuri nori išeiti į pasaulį. Tai tiesiog turėdavau nuotrauką savo mažytės kažkur netoli ar telefone ir galima ir atsispausdinti, šiaip dažnai iš albumo pasiimti, kiti taip daro. Nežinau, kur aš tą praktiką girdėjau, bet man labai tiko šiaip. Tai ir visą laiką, kai kyla kažkokios neigiamos mintis apie nemeilę savo, nepagarbą, nevertumą tą patį ir panašiai, tai sakyt, pažiūrėti tą vaiką ir sakyti, ar tu tam vaikui taip sakytum. Greičiausiai ne. Ir kitam vaikui nesakytum to. Kaip tik jį drąsintum, sakytum viskas gerai, kaip tau gerai susiklostys viskas. Tai jo, tokia praktika labai gera šiaip veikia. Aš žinau, kad netgi kiti psichoterapeutai naudoja tokią praktiką, kad paprašo klientų savo vaikystės nuotraukų ir jeigu, ta prasme, užknisantis klientas yra ten labai nervuojantis, tai tiesiog pasižiūri to kliento vaikystės nuotrauką, kad prisimintų, kad už viso to slypi pažeistas vaikas, traumuotas ir panašiai. Jo, ir ta pati Irena yra, kai mes, jeigu paklausime, bet vidinė šeimos tema yra viskas apie pažinimą, nes labai lengva tada išstumti, bet aš irgi labai didelį vidinį kritiką turėjau tą vidinę Ireną, tik pas mane buvo, jinai močiutės mano pavidalų, tiesiog internalizuotas tas kritikas, nes pastoviai buvo viskas negerai, ką darydavau, ir toks buvo didelis noras įtikti, bet kol aš tai matau kaip tą tokį didelę pabaisą, arba ten, nežinau, baisę Ireną, tol man sunku su jie susidraugauti. Kai mes nesusidraugaujam su savo vidiniam dalim, tada jos toliau ir mus skalpuos ir bus tas vidinis susipriešinimas, nes dabar yra polarizacija, ką tu paminėjai, ne? Tai gali būti tas vidinis vaikas, gali būti tas vidinis džiaugsmas, kuris nori daryti, verštis, ir gali būti ta Irena, kuris sako, kad ne, tau čia reikia dar pasistengti, nes tu nesi pakankama. Ir kai mes tada susidraugaujam su tuo vidiniu kritiku, per vėlgi atėjimą į tos neteisiantį tą centrą. Nes čia pats svarbiausias dalykas yra, kad žmonės dažnai praleidžia, kai skaito apie IFS, tai kad nevyks joks pokytis, jeigu aš ateisiu su kažkokią intenciją pakeisti, čia kažkaip viską sutvarkyti ir kad nebebūtų mano to vidinio kritiko. Tai turi būti visiškai taip, turim, dėl to meditacija taip gerai veikia, nusiraminti ir ateiti su tokiu smalsumu. Su smalsumu pažinti, o kur tam vidiniam kritikui skauda, kodėl tiek daug jis mane kritikuoja. Ir dažniausiai, visą laiką iš tikrųjų, visada būna atsakymas dėl manęs, dėl mano gerovės. Nes kažkuriuo metu suprato, kad jeigu aš noriu gauti močiutės meilę, aš turiu būti labai tobula, kad būčiau labai tobula, man reikia labai save tobulinti ir stengtis ir visų būtų geriausia. Ir tą vidinį vaiką, kuris nori eiti, klajoti ir kurti ir daryti klaidas, aš turiu užspausti. Tai susipažinus su tuo vidiniu kritiku, ir jis, kai pamato, kad aš jį suprantu, kad aš matau jo skausmą, kaip jis pavargo iš tikrųjų mane visą gyvenimą engti, tada jis man gali leisti nueiti iki savo to vidinio vaiko, kurį aš išstūmiau, ir kad galėčiau tą vidinį vaiką sugydyti, jam duoti, ko jam reikia, ir tada, kai tas vidinis kritikas pamato, kad jam nebėra ko ginti, kad iš tikrųjų nebėra kam siekti vertumo, nes aš jau esu verta, tada tai natūraliai pasileidžia tiesiog ir man nebereikia kovoti, bet tiesiog tas gal esminis dalykas, ką duoda terapija, tai kas su savim. Ir tuo pačiu, taip, tai kas su savim, bet vis laiką bus tos dalys, vis laiką mes galėsim su jom švelniai susitikti. Tai nėra, kad dabar aš padariau terapiją ir nebeturiu dalių. Net pats įkūrėjas vidinės šeimos temas atvaik per seminarus sako, bet dalinasi, man labai dėl to patinka, kad jis, kai dalinasi, jis labai dalinasi atvirai, kad jis lygi pačio, su savo žmona ten kažkas dalis vis pradirbinėja, dar kažką toksai, geras, jeigu jis net sukūrė šitą metodiką, toliau turi tų dalių, tai it's okay. Tai nėra, kad a destination, tai yra the way we go there, ne per kovą, o per tokį daugiau ramybės.
Jo, mes zombiai negalim būti, kurie nejausim kažkokių dalių arba iš viso nejausim. Jo, ir ką dar va, tas pats įkūrėjas vidinės šeimos sistemos sako, kad kai priemam tas dalis, jos transformuojasi, kažką kitą, randa kitą vaidmenį, tada jau, tarkim, ta kritikė labiau Irena patarinėja tiesiog labiau ties ribomis, bet, neverčia tavęs to daryti, ko nenori. Arba kas kelia ir, ta prasme, skausmą ir pyktį. Taip, vis laik transformacija įvyksta nuostabi ir nereikia tų dalių, tai nėra, kad kai to transformuojasi, dalių nebelieka. Lieka, bet jos įgauna kitokį pavidalą, kas gali būti mums actually naudingas. Ir tai irgi ateina iki meilės savo, kad mes, kai primam tas visas savo dalis, jos gali dirbti išvien. Nebėra, kad aš dabar tave skalpuosiu, kol tu būsi tobula, nes jis supranta, kad čia iš tikrųjų blogai aš darau. Bet kol mes nepraeinam pro tą barjerą susitikimo, tol jos to nesupras ir jos toliau viena su kita gali irtis, kol iki begalybės. Iš tikrųjų mane pačią iki vidinės šeimos temos atvedė dalių hipnoterapija. Kai aš studijavau dalių hipnoterapiją, ir ten buvo toks pratimas tiesiog, kad matyti savo tas vidinės priešingas dalis. Pavyzdžiui, dalis, kuri nori persivalgyti ir dalis, kuri nori būti liekna ir numesti svorio. Ir kai mes patrinėjom tas abi dalis, suprantam, kad jos iš tikrųjų turi tą patį tikslą. Ir tada jos gali veikti išvien. Ir tai yra nuostabu. Ir pirmą kartą, kai atsimenu, pritaikiau šitą metodą vienai savo klientai, kuri turėjo problemų su emociniu valgymu. Ir jai po vienos sesijos tai pagerėjo, kur jinai metais prieš tai bandė su savim kovoti per visas strategijas, valią, discipliną. Ir man toks buvo, viskas, this is the answer, man reikia nerti giliau. Tai... Tai kaip tik ir norėjom prieiti prie tos temos, tokios kitokios šiek tiek, kokie įvykiai vaikystėje, paauglystėje tave atvedė iki integratyvios terapijos. Turi istoriją papasakot, žinom. How much time do you have, girls? Well. Ne, tai iš tikrųjų, kiek aš kalbuosi, mano realiai dabar visi draugai terapeutai. Tiesiog happened. Ir kai mes kalbamės, visiems yra ta pradžia, tos eit link terapijos, link psichologijos, iš tikrųjų yra iš mūsų pačios vidinės kančios. Vidinė kančia tai susikuria iš viskų trauminių patirčių, iš to, kaip mes save užspaudėm savo autentiškumą, nebeleidom savo būti, tai man pačiai, visiškai neišimtis. Mano šeimos situacija gal kiek, nežinau, net kaip įvardinti, tokia gal stipresnė iš tos blogos perspektyvos negu pas daugelis, su kuo aš dirbu, nes dažnai būna tiesiog, man kažkoks emocinis neišgirdimas, pas mane buvo gana didelė disfunkcija, kas nuo pat mažens, realiai nuo 7 metų aš jau kvestionavau Dievą, religiją, kaip man čia atrasti tos, aš jau net buvau 5 metų, mamos ten klausė mane, nuves pas kunigą, aš turiu klausimų paklausti. Tiesiog buvo labai toks vidinis ieškojimas, kur man atrasti, kas čia vyksta, kodėl gyvenime tiek daug yra skausmo ir smurto ir kodėl tarsi pasaulis toks gražus, bet toks baisus. Tai iš šeimos viskas ateina iš šeimos. Nenoriu greitai super didelės detalės, nes man tai atrodo, jau už tą istoriją prisipasakoju savo tos disfunkcinės šeimos ir kaip ten tėtis mušė ir ten patyčios ir dar visą kitą ir toksai, kiekvienas, manau, turi savo tą istoriją ir man, kai aš pasakočiau savo traumos istoriją, kiti pasilygintų, galvotų, pas mane tai nebuvo taip blogai, tai man čia nieko, bet iš tikrųjų trauma nėra tai, kas nutiko man. Mano disfunkcinė šeima trauma yra taip, kaip aš viduje sureagavau į tai. Ir kitiem gali būti, atrodo, sveika šeima, viskas gerai, ko tu čia skundės, bet mes viduje nežinom, kaip tas žmogus priėmė tą situaciją. Tai iš tikrųjų yra, kaip viduje mes jautėmės. Ir aš viduje jaučiuosi augdama labai vieniša, nesaugi, baisu būdavo, tokia pastovė baimė tiesiog. Ir dėl to tas ieškojimas ir atsirado ir realiai pradėjau nuo jogos. Nuo 7 metų mane mama kažkaip nuvedė į meditacijos užsiėmimą. Aš tokia buvau, ramybė,
tada aš kur mama sakau, noriu aš važiuoti į jogos ten stovyklas, nuo jogos stovyklų ten kvėpuoju, aš tokia, o Dieve, išsimiegojau, wow, viskas gerai, nugridau, kad kambarį kitam kalba vyresnės jau merginos, kaip jos praktikuoja ten saulės pasveikinimus ir tai aš galvoju, blemba, reikia ir man praktikuoti. Tai kažkaip nuo jogos prasidėjo viskas, nuo meditacijos ir tokių tiesiog pasiekė, kad ir mama buvo gana tokia, gal dėl jos to dvasingumo aš šitiek bijau savo dvasingumo, nes mačiau, kaip jos dvasingumas, tarsi ta motina Teresė kind of way visiškai neturėjo ribų, dėl to ir buvo įmanoma turėti tokius toksinius santykius su mano tėčiu ir mano jos mama. Tai man toks tarsi buvo, kad nenoriu būti per daug dvasinga, nes aš tada irgi nebeturėsiu ribų, norėsiu visiems būti atlipa širdė, tai biškai toks pas mane buvo ta irgi kova šiek tiek, kur viena pusė tokia, jaučiu, kad yra kažkas daugiau ir noriu susikonektinti su tuo, ir kita pusė, kad oi ne, bet negalime čia būti. Ir tiesiog kažkaip labai taip, kadangi nuo anksti pradėjau tyrinėti daug tokių metodikų ir perėjau, buvo įvairių pas mane gyvenime tų etapų, kur aš per dvasinės praktikas visiškai bypassinau savo emocijas, kur toks, viskas miela, šviesa ir meilė, ir jokių čia traumų net nebuvo, viskas čia tik iliuzija. Tada kognityvinis bypassinimas, kur aš ten prie psichologiją susidėliojau visą, kaip man čia kas buvo, kur čia kokia dalis, kur iš čia ko, ir viską čia supratau, bet realiai nebuvo to visiškai kūnito pokyčio. Ir daug tokių visokių etapų, kol galiausiai, toks nutiko, kad apsijungia ir dar tebesijungia. Tai dėl to aš sakau, kad integratyvi terapija nėra metodas, kurį aš jau užbaigiau ir čia jau yra, ką aš mokau žmonės, tai yra keičiasi su kiekvienu klientu, gilėja, su kiekvieno mano pačios etapu gilėja. Tai gal tiek. Tas mokymasis jis nenutrūksta, kaip ir sakėm. Tai vis atrodo, ten nežinau, su visko šiaip taip yra, ne tik su mokymusi, bet atrodo, jau kažką sužinai ir tada dar nori, ir dar nori, ir dar nori, ir dar negana. Ir pamiršti. Nėra. Ir tas pats ir su meilė savo, tarkim, kaip sakai, ar išgyjimu, tokiu išsigydymu savęs, kaip čia pasakyti, kad, nėra to galutinio taško, kažkokio finišo, mes vis tiek eisim toliau, tada atsiras kažkokių problemų, vėl iš naujo reikės laižytis žaizdas ir taip nutinka gyvenimas tiesiog. Ir per tokį suvokimą atsitinka vidinis priėmimas gyvenimo, nes labai daug žmonių, kai dirbu su klientais, kurie ateina po daug psichoterapinių praktikų, ir tokia, man neveikia, man reikia kažko eksperiencinio. Ir jie ateina, sako, kad man reikia save sutaisyti, dar kažką sutaisyti reikia ir tada, kai sutaisysiu, bus jau gerai. Ir pirmiausia, tai kad mes atėjom čia netaisyti savęs, o patirinėti ir priimti, pažiūrėti, kokios yra dalys. Tai labai tas sumažina tokį spaudimą ir pressure, kad, tai viskas su manim gerai. Ir visos tos dalys, kurios mane engia, ar ten prokrastinacija, ar kažkokie net stipresni pasireiškimai, kaip valgymo sutrikimai, yra tam, kad išsivystė tam, kad mane apsaugotų ir man padėtų. Ir per tai įvyks toksai apsijungimas. Tai Jo, kalbant apie valgymo sutrikimus, pas tave yra varijuojanti šita tema, pasirodo karts nuo karto tavo turinį. Beje, labai rekomenduoju pažiūrėti Elenos YouTube kanalą, labai man patiko tavo turinys kūrimas. Ir viename video pasakoja, jog paauglystėje teko trumpai susipažinti su modelių pasauliu, bet nelabai sėkmingai ten atėjo, išmatavo, nors šiaip buvai, ta prasme, liekno sudėjimo, bet ne per daug, nepakankamai liekna, ir įsivaizduoju, kaip taip kerta paauglystėje, kai išgirsti tokius žodžius, ir tai atitinkamai nuvedė tave į iškreiptą kūno matymą, į tą tokį nesveiką santykį su maistu. Ir aišku, tai nuvedė ir iki virškinimo problemų, minėjai tame video. Po to sekė visa kelionė link sveikų valgymo įpročių, iš pradžių savo moksliškai, po to ir mokinaisi pati dietologijos, man rodos, taip. Tai kokie šiame kelyje išbandyti metodai sukėlė daugiau žalos nei naudos? Jo,
Tai taip, tikrai buvo tas didelis kūno nepriėmimas ir prisidėjo labai tas epizodas, kur mane išmetavo ir toks, nes aš buvau visą laiką aukšta, aš 1,83 ir man visi žmonės, tai tu modelis, galvoju, blemba, reikia būti tas modelis, gal čia nuvažiuosiu. Ir tada išmetavo, ne, sako, tau reikia numesti ten iš visur porą centimetrų, aš tokia, bet tai nebuvo gal, tas buvo toks biški, kad, gerai, dabar aš po 4 nebevalgysiu ten, žodžiu, tokie prasidėjo badavimai. Bet iš tikrųjų buvo ir tai, kad kiekvieną dieną man brolis to kartodavo, kad tu esi stora. Aš niekada nebūdavau stora, bet kokia tu stora. Tiesiog buvo patyčios namuose. Erzint. Jo, ir, aišku, buvo giliau negu tai, ne tik ten buvo ir kiti keiksmažodžiai naudojami, bet tiesiog, kai augau su pastoviu tokiu į save nukreiptu, kad tu esi negraži, kokia tu, žodžiu, pastoviai buvo tiesiog, kad aš esu šūdų krūva. Ir iš to tada ir yra, kad, gerai, aš būsiu tada graži, liekna, aš pastaisysiu. Tai tas buvo tas kūno įvaizdžio troškimas iš to, kad aš būčiau priimta kažką. Čia tokia iliuzija, kur mes daug kas gyvena tame. Ir moteris net ir 50 tą patį, nešamės visą savo gyvenimą, nes tiesiog, labai yra ir sociume. Ta idėja tiesiog gavi ir labai reikia tada atsitraukti, kad to savyje vis neskatinti. Taip, tai tada tie visi valgymo sutrikimai taip nuvedė prie virškinimo visų problemų, bet aišku, tai nebuvo vien tik tai. Tai buvo realiai psichosomatika, kai buvau palikta viena gyventi su tuo broliu, nes mama tiesiog viena vieniša mama turėjo išvažiuoti dirbti ir užsienį ir aš tiesiog buvau žiauriam strese ir man 4 kartus iš eilės buvo antibiotikų dozės, tada ten skiepai, dar viskas ir man tiesiog buvo visiškai 14-15 metų, aš jaučiu, kad kažką suvalgau, man jau blogai, jau į šokius nebegaliu eiti, nes tiesiog pilvas skauda, ten jau gastritas, ir ten prieš diabetinę būseną, egzema visam kūne, plaukai slenka, nagai krenta, spuogai dygsta iš visų pusių ir toks, kas čia vyksta. Tai tada pradėjau, gerai, čia mityba. Atsisakiau ten visų tų produktų, viskas, bet tai tapo tarsi dar viena tokia irgi dieta, kad ten perėjau ir žalvalystę ir visą kitą. Kol galiausiai jaučiaus visiškai pasimetus, nieks neveikia, tai tada galvoju, blemba, reikėtų studijuoti tada tą mitybą, kad aš išmokčiau dėl savęs. Tai kai kalbam apie psichologiją, ne, kaip terapeutai tampa terapeutais iš paieškų savo vidinių, tai aš taip pat tapau dietistė iš tų vidinių paieškų. Bet labai greit supratau, kad iš tikrųjų, su maistu negalima visko išspręsti, iš tikrųjų yra vidinis darbas. Tai labai anksti, vos pradėjus dirbti su klientais, visą laiką nedarydavau mitybos planų, nes tai irgi skatina tą negatyvų santykių su maistu, ribojantį, neintuityvų. Ir labiau dirbau kadangi jau prieš 10 metų turėjau tą hipnoterapijos tokį žinias, tai labiau dirbau su tokius labiau kaip health coaching, sakyčiau, iš tikrųjų edukacija, kaip įgalinti žmogų pamilti savo kūną, leisti savo viską ir tuo pačiu iš meilės savo rinktis tai, kas man veikia geriausiai. Ir iš tikrųjų esu padariusi, dabar sujungiau savo terapinės žinias su intuityvaus valgymo žiniomis ir nervų sistema ir padariau kursą ir irgi padovanosiu jūsų klausytojam 70% nuolaidą tam, tai kas nori galėsiu įdėtis. Tai yra 3 paskaitų ciklas ir ten yra viena paskaita būtent apie vidinę šeimos sistemą, apie dalis, bet būtent susijusia su emociniu valgymu. Kaip mes valgom, kodėl mes taip valgom, kaip išsivysto mūsų tas vidinis suaugėlis, struktūruotasis, tas vidinis vaikas, nestruktūruotasis, kaip juose naviguoti ir kaip duoti jiems erdvės. Antra paskaita, vidinė šeimos sistema ir kaip tai įsivysto. Ta antra paskaita yra apie intuityvų valgymą, nes tai yra metodas, ką mes daug girdim, intuityvus valgymas, bet daug mitų yra, kad valgyti, kaip vedu paskaitas ir paklausiu, kas jums yra intuityvus valgymas. Mažai dabar jūsų paklausiu, kas jums yra intuityvus valgymas. Tai yra įsiklausimas į kūną, ko jisai nori čia ir dabar. Ar jisai iš viso nori valgyti? Aš taip suprantu intuityvų valgymą. Tai labai gerai. O norėt galima visada. Vat kas yra. Tai va, čia didžiausia yra baimė. Žmonės sako, jeigu aš tau leisiu valgyti intuityviai, aš valgysiu beleką, belekiek ir tas pats yra ir su kontrolė. Jeigu aš savęs nekontroliuosiu ir aš leisiu savo viską, aš tada sako, Lena, aš iš lovos neatsikelsiu ir aš tiesiog degraduosiu.
Ir va tas baimės iš tikrųjų reikia įeiti jas, nes tai yra iš tikrųjų, netiesa. Ir daug kas ir galvoja, kad intuityvus valgymas yra, kad aš valgau tada, kai aš esu tobulai išalkusi ir sustoju, kai esu tobulai soti. Bet tai iš tikrųjų yra dar viena dieta. Kai aš save kontroliuoju, tu čia pavalgiai, nebuvai išalkusi, tu čia persivalgiai. Tada Irena. Irena, taip. Tai apie ką tai yra? Tai iš tikrųjų intuityvus valgymas visiškai ne apie tai yra. Tai yra 10 principų, dėl to aš norėjau pradėti paskaitą, kur kas iš tikrųjų tai yra ir kaip tai galim praktikuoti, ir kaip galim daryti tą vidinį darbą, kad galėtume savo tą santykį su maistu iš pagrindų atstatyti. Ir trečioji yra labiau somatinė paskaita apie nervų sistemą, kaip man kasdienybėje palaikyti savo būseną labiau toj ventral vagal, toj rest and digest atsipalaidavimo nervų sistemos būsenoj. Ir kaip dažniausiai mes galvom, kad yra tik 2 nervų sistemos būsenos, ne, ta fight or flight, kovok arba bėk, arba ta ilsėkis ir virškink. Bet iš tikrųjų dar trečioji yra, kas labai daug žmonių yra tame strigę šiam pasaulyje, bet niekas tai nekalba. Aš pati baigiau sveikatos mokslus ir kažkaip praleidau šitą dalį, kad yra šita svarbi nervų sistemos adaptacija. Tai yra pati primityviausia nervų sistemos adaptacija ir tai yra angliškai tai yra freeze, dorsal vagal, lietuviškai tai būtų sustingimas, suakmenėjimas. Jo, tai mes labai dažnai, kai jau nebeatlaikom to streso, tiesiog pereinam į tą disociaciją. Ir kas depresija irgi yra dorsal vagal, kai mes tiesiog jau pasiduodam, jau tas stresas yra per daug ir mes tiesiog numb out. Ir iš to dažnai būna ir tas ir persivalgymo poreikis, kad aš tiesiog noriu taip persivalgyti, kad tiesiog būtų numb. Kaip lietuviškai numb yra? Nejautra. Taip. Gerai, kad turim už kadro, kas pasufleruoja žodžius. Taip. Tai tiesiog čia apie tą kursą. Bet čia gaunasi toks ir kelias į sveiką tą mitybą, sveiką santykį su mityba ir sveiką požiūrį į savo kūną, kad visų pirma tos dalis, dalių priėmimas, susipažinimas su jomis, po to ta antra dalis intuityvus valgymas ir ta trečioji dalis visa nervų sistema ir kūno pojūčiai. Pajautimas savo kūno, nes iš ko atsiranda tas disociacija ir iškreiptas kūno vaizdas, kad mes nejaučiam savo kūno, nesuvokiam taip, kaip iš tikrųjų yra, o jį matom ten per žymiai storesnį negu jisai yra, arba žymiai plonesnį negu jisai yra. Panašiai. Ir tokie basic dalykai kaip lyginimasis su kitų tobulais kūnais Instagrame. Nematomės, kaip jie atrodo vakare, kai yra pavalgę, ar kai yra prieš mėnesines, ar kai yra, tiesiog fluktuacijos visokios. Tai tikrai, kodėl noriu dirbti su moterim, būtent ir moteris, nes man pačiai labai tai yra aktuali tema ir matau, kaip moteris tiesiog save bando išsprausti į narvelius. Aišku, vyrai taip pat, čia visiškai neatsiejama, bet buvo prieš podcast kalbėjom, kodėl aš būtent su moterim specializuojuos dirbti, nes man kažkaip toks yra, kadangi tiek pati išgyvenus, kažkaip toks yra noras, nežinau, pirmiausia kažkaip to moterim duoti, nes mano aplinkoje, kai aš augau, mačiau visos moteris realiai save taip aukoja dėl kitų, kad jos yra, pačios nelaimingos. Ir aš, kai tyrinėjau savo sistemoje vidiniai, kada aš įtikčiau galiausiai savo tai močiutei, savo tai Irenai, kaip jūs vadinat. Tada, kai aš būčiau visiškai save atidavus, būčiau pasirūpinusi visais kitais, o pati būčiau tiesiog miserable, tiesiog visiškai nelaiminga, kažkoj depresijoje, tada būtų Irena mano vidinė tas kritikas, kad šauniai padirbėjai, taip ir reikia, tu moteris, tai tau reikia visiems pasiaukoti ir tada tu būsi gera moteris. Dėl to man buvo tokia didelė vidinė kova, kad aš esu savanaudė, nes aš čia savęs nepaukoju, aš čia rūpinosi savo džiaugsmu, aš čia keliauju, aš čia dar kažką ir toks, tu čia turėtum būti pasiaukojus dėl kitų. Ir kiek daug su mamom dirbus, kitom moterim, kurios tiesiog jaučiasi, kad jos tiesiog neturi, neturi, ne tai, kad galimybės, bet net negali pagalvoti apie tai, kad jos gali pasirūpinti savim pirma, o tada vaikais, vyru ir aplinkiniais. Tai man dėl to toks yra, moteris. Mes iš tikrųjų tiek daug turim savieto resursą, kad galim kurti tą visą
visuomeniai jausmą, bet jeigu mes save visą paaukojam, tai iš tikrųjų yra ne savanaudiškumas, o tai yra savanaudiškumas, nes mes netnešam pasaulį geriausia, ką galim atnešti. Jo, aš iškart turiu klausimą. O kaip vat turi padėti kitam, kuris taip mąsto, kad pirmiau kiti, tada tu? Bet tas yra, kad mes iš tikrųjų negalim niekam padėti. Tik patys žmonės gali savo padėti. Tai čia yra sunkiausia su artimaisiais. Nes aš tą patį bandau padaryti savo mama, kaip aš galėčiau jai parodyti, kad tau nebereikia, tu gali dėl savęs gyventi. Aha, ir kaip parodė. Ar pavyko kažkas? Po truputėlį. Small tiny steps ahead. Tai toks labiausiai per savo pavyzdį. Ir realiai gali tik tais per linkėjimą gero tam žmogui, per savo pavyzdį ir per tiesiog tokius mažus pakoregavimus. Man labai lengva įsijungti tą vidinę coacherę savo mamą, nes come on, kodėl taip? Ir aš vis laik turiu, Elena, čia yra jos gyvenimas, čia jos pamokas, jinai taip gyvena, tai iš tikrųjų, kai aš atitraukiu ir aš suprantu tai, tada, ir šiek tiek tų pokyčių gali įvykti, bet tai yra, ne taip lengva, tikrai ne taip lengva, nes mes negalim nieko kontroliuoti, negalim kitam žmogui nieko įpaisyt, kol tas žmogus pats neprieis prie taško, kad, man kažkaip negerai. Tai galime nebent tik pasakyti tą, kad žiūrėk, jeigu tu kažkada norėsi pradėti jaustis geriau, pradėti labiau savim rūpinti, savim mylėti, aš esu vis laik čia, mes galim vis laik pasikalbėti. Aš siunčiu kažkokius podcastus, dar kažką, toks, nes labai sunku namiškiuose, kai esam, būti pranašu savo kieme, kaip sako, nebūsi. Tai aš tik galiu siųsti kažkokias knygas, kažkokius podcastus, kad žiūrėk, tau gal čia padėtų, tai toksai, kai iš kito išgirsi, tada būna kitaip, nes man ir pačiai, kai mano vyras man kažką sako, aš tokia, jo, bet kai kažkas kitas pasako, aš tokia, čia gerai, tu pasakei, tai toks yra natūraliai, mes to žmonės matom. Tau irgi tas pats dabar, nes man tai visiškai rezonuoja. Aš su savim to nepasibiu, čia kažkoks filtras pas manęs yra, nors tikrai tai būna, bet aš apie savo vaikiną pagalvoju. Aš irgi, kur pasako kažką, jo, ir po to sako, tu matai, kad tu pati prieini tą tašką, kad aš tau prieš kelias savaitės sakiau. Jo. Jo, tai tas pats ir mums, negalim niekam nieko įbrukti, galim tik realiai būti tuo palaikytoju. Jo, tai kitų nepakaučinsi taip lengvai, tik save gali kaučinti. Tai norisi grįžti prie savasties ir irgi sakai, kad galėsim paliesti šitą klausimą, kaip pastiprinti savastį. Tai pirmiausia, tai yra išsigryninti, kas mums yra ta savastis. Mes pažintume, skirtume laiko pareflektuoti, kaip aš jaučiuosi, kai aš esu savo centre. Pabandyti prisiminti tą būseną. Ir pradžioje, kai pradėjau dirbti kaip hipnoterapeutė, žmonės ateidavo tokie biški, o tai čia dabar tu mane užhipnotizuosi, o čia aš atsiminsiu, kas čia man buvo. Ir iš tikrųjų aš tik sakydavau, kad mes natūraliai patiriam tą transo būseną ir geriausias įėjimas į tą transo būseną, pavyzdžiui, terapinės sesijos metu yra prisiminti ir pagilinti tą natūralią transo būseną, kurią mes jau patiriam. Tai ta savasties energija yra panašiai. Prisiminti laiką, kai aš jaučiausi to ramybėj, susijungime ir išsirašyti, kaip tai jautėsi man, nes kiekvienam yra skirtingai. Ir yra kognityviai, kaip aš mąsčiau, kokios buvo mano mintis, yra somatiškai, kaip aš jaučiau, kaip man jautėsi mano širdis, ar tai pilve labiau gyveno, kur tas jausmas yra. Nes dažnai žmonės, kai medituoja, fokusuojas, kur čia man skauda, kur čia galiu paleisti. Bet fokusuojantis, pavyzdžiui, į savasties energijos didinimą, labai padeda žiūrėti, kur mano kūne dabar jaučiasi geriausiai. Ne dabar, sėdint, galim pažiūrėti, kur mano kūne jaučiasi daugiausiai tokios šilumos. Ir kaip tai atrodo. Kokią tai formą turi, kokią spalvą. Gal kažkokį judesį turi. Ir tiesiog leisti tam tarsi kvėpuoti į tai. Dažniausiai tai būna kažkoks širdies centras. Tarsi kai įkvepiam į tą širdies centrą. Ir su iškvėpimu leidžiam jam plėstis.
atidėti tai šilumos energijai. Ir užfiksuoti, kaip tai jaučiasi mano kūne dabar. Tarsi sukurti kaip inkarą, kad aš galiu bet kada prisiminti šitą jausmą. Vis laiką sugrįžti jį ir pastiprinti. Nes viskas vyksta mūsų vaizduotėje. Taip. Taip, nes mes labai gerai. Ir nes taip pat, kaip mes dažniausiai įsivaizduojam kažkokius nerimus, kas man bus, mes realiai kur gyvenam? Ateity arba praeity, kas man buvo, bet jausmas tai kur? Dabar. Tai aš taip pat galiu skirti savo mintis į tą gerą jausmą. Ir kad tai inkorporuoti savo gyvenimą, galima tiesiog, kad ir prisimint kuo dažniau, užsidėti kažkokį tašką, nežinau, savo ant rankos, kad prisimint, tas geras jausmas širdį, taip. Jaučiu jų, tarsi visą dienos metu bandyti tai nusileisti. Ir tada yra praktikos, kurios mums padeda geriau pajausti savo kūną, protą, tai meditacija, žinoma. Ir tai neturi būti, kad aš turiu labai gerai medituoti, tiesiog kvėpavimas, pajausti savo kvėpavimą, kaip į mano kūną įeina ir išeina tas kvapas, koks jis gilus, ar negilus, be jokio teisimo, kad aš turėčiau kažkaip gerai kvėpuoti, gerai medituoti, gerai čia viską daryti. Tai yra tiesiog pastebėjimas, grįžinimas dėmesio į kūną, kad čia ir dabar, iš tikrųjų tai čia ir dabar viskas gerai. Net jeigu kažkas skauda, čia ir dabar, aš galiu būti su skausmu iš tikrųjų. Aš nemirštu. Dažniausiai didžiausias skausmas yra, kai mes priešiname skausmui. Tai aš kaip sakau, gali būti skausmas be kančios. Galim patirti skausmą, bet realiai kančia ateina, kai mes galvojam, man dabar čia dar visą savaitę, man čia dabar jau tiek daug laiko, kada čia baigsis, kokia toks gailėjimas į savęs. Taip, kas irgi yra normalu, nes, jeigu tu turi chronišką sveikatos sutrikimą, kas man buvo IBS, tai Irritable Bowel Syndrome, dirgliosios žarnos sindromas. Ir tiesiog atrodo nesibaigianti kančia pastovi, bet ką suvalgo, viskas negerai, ten pastoviai pučia, skauda, raižo tą pilvą. Ir atrodo, kad tai nesibaigs, bet realiai, kai aš išmokau, tiesiog, dabar, raižo tą pilvą. Bet ar reikia kankintis dėl to, kad man čia dabar vakare raižės, galbūt vakare turiu susitikimą su draugėm, reikės nukencelinti, nes man skauda tą pilvą ar kažkas. Ir tada dingo. Ir aišku, pradėjus visas somatinės praktikas, tai tas virškinimas visai pakeitė savo, kaip sakant, poziciją ties tais raižymais. Bet vis tiek karts nuo karto būna, kad, kažką suvalgiau ir mano atmeta kūnas. Ir tai pastebėjimas dabarties. Ta pati joga iš tikrųjų. Mes dažnai lekiam, skubam, bet kai mes nueinam kažkur, ypač kažkokią studiją jogos, ir mes ten turim visą valandą, ypač jeigu mokytoja turi reguliuotą energiją, nes realiai mes koreguliuojam vienas su kitu nuolatos. Tai jeigu jis dirba darbe, kur yra ten viskas labai įtampoj, jūs galite medituoti kiek norit, bet realiai vis tiek perimsit tą įtampą. Tai yra, kaip galima pastatyti save į poziciją aplink žmonių, kur būtų, maždaug galėčiau koreguliuoti į gerąją pusę savo nervinę sistemą, pažinti savo nervinę sistemą. Tai yra vizualizacijos, tai yra dainavimas, humming, vagus nervo, visi pratimai, paskaitoj kalbu apie vagus nervo pratimus. Gal net ir, pavyzdžiui, dabar padaryti vieną. Tai yra toks greičiausias, ką savo klientams siūlau. Tai yra tiesiog žiūrint su galva tiesiai, akis tiesiog pasukam į dešinę, tiesiog apačios kampą. Ir žiūrim, kaip kūnas reaguoja. Patį šoniausią dešinį šoną. Ir kaip jaučiasi, ką pastebėjo? Nemalonu buvo. Nemalonu? Ne. Aha, įdomu, kartais, nes tai realiai yra grąžinimas į tą ramybės labiau būseną. Jeigu kūnas yra nepripratęs būti į ramybės būseną, gali būti toks nemalonus jausmas, arba gali būti, kad Per daug gal žiūrėjau. bet realiai tai yra, kitas yra, pavyzdžiui, jeigu sunku yra kažkur ten tas akis, galima uždėti rankas už galvos ir tada pažiūrėti savo alkūnę dešinę. Arba į kairę gali žiūrėti, jeigu to dešinė. Bet Dabar į kairę žiūrėjau. Bet turi būti tiesiog galva tiesi ir tiesiog bandom pažiūrėti. Ir tiesiog laikyti žvilgsnį. Galva tiesi. Jo, galva tiesi. Ir dažniausiai turi ateiti toksai, kaip žiovulys ateina natūralus. Ir kuo daugiau mes tai praktikuojam, tada natūraliai
gilėja tas mūsų gebėjimas greitai įeiti tą būseną. Pavyzdžiui, kai savihipnozę moku klientus, kaip save hipnotizuoti, tiesiog kad pagilinti savo tą savasties energiją, tai pradžioje būna sunku, pavyzdžiui, akių užvertimas toks vienas greičiausiai, ne, yra, kur žiūrimi savo antakius. Ir man, pavyzdžiui, vien dabar tai padarius, aš jau iš karto jaučiu, kad nes aš jau tiek daug tai praktikavusi, bet pradžioje toks gali būti nepažįstama. Tai yra irgi kultivuotas būsenas ir tos judesius, kad kaip mano kūne, tai tarsi užsifiksuoja, aš galiu labai greitai įeiti į tą būseną. Bet realiai kvėpavimas, kūnas yra tokie kertiniai dalykai ir vizualizacija, kas man padeda nueiti savo tą kažkokį dievišką į sodą. Turiu beje ir nemokamą šitą įrašęs meditaciją. YouTube'ai? Ne, jinai yra pasiekiama, per mano puslapį galima parsisiųsti, ten yra kaip susikurti savo tą dievišką į sodą ir susitikti su savo aukštesniuoju aš. Tai irgi tas yra mūsų resursas. Kartais mes žmonės, iš savo klientų pastebėjau, kad jiems sunku yra viduje atrasti tą resursą, bet kai jie susitinka, čia mano aukštesnis aš, tai čia tikrai tų resursų yra ir mes susiliejam ir tada toksai, aš irgi dabar turiu resursų. Tai irgi padeda. Tai ten realiai reikėtų per mano Facebooką man parašyti, aš atsiųsiu nuorodą, nes ten yra... Čia gal ta, kur aš rašiau ir atsiuntei? Tikriausiai... Aš rašiau. Galbūt, ne. Aha. Tai daug žmonių komentavo, kad aš jau tiesiog siunčiu. Tai jo. Geras, dar nebandžiau, bet reikės. Jo, tai va čia ta. Geras. Aš manau, dar kirba ir klausytojams klausimas ir man, kuo skiriasi hipnoterapija nuo hipnozės, nes čia tikriausiai daug mitų apipinti terminai, kuriuos maišo žmonės. Taip, nes žmonės galvoja, kad hipnoterapija yra tas pats, ką mato jie ten kažkokiuose pasirodymuose, kur ten hipnotizuoja žmogų ir ten... Su laikrodu. Jo, ir pradeda ten čioksėt kaip višta kokia, ar ten, nežinau, griūti. Tai yra, kadangi tai yra daroma scenai, kaip pasirodymas, tai yra visai kas kita. Hipnoterapija yra skirtingas dalykas, tai yra, kai mes įeinam į savo pasąmonės realiai klodus, galim būti gilesniam atsipalaidavime, tada iš karto išgrinėja mūsų net gebėjimas vizualizuoti, mūsų pasąmonė su mumis gali komunikuoti. Yra, kaip aš darau hipnoterapiją, tai vedu į tą sąjungą, į pamatymą tos pasąmonės, nes pasąmonė mums parodo dalykus, ko mes kognityviškai negalėtume suprasti. Nuveda kokią nors ten tamsią uolą ir parodo ten kažkokį simbolį ir mes tada per tokį simbolių pasaulį keliaujam ir tokia yra kaip mistinė tokia kelionė savo viduje. Bet be tos, mes galim pasiekti tokią būseną natūraliai, bet tai yra ta hipnozės transo būsena, kai mes galim komunikuoti savo pasąmonę. Ir žmonės tai natūraliai eina ir prieš atsibundant, prieš miego metu, kodėl visi sako manifestacijos guru, kad manifestuokit prieš užmiegat ir vos atsikeliant, nes tada yra didžiausia prieiga prie tos pasąmonės ir tarsi eina tiesiai į mūsų pasąmonę, ką mes dedam ir ką mes dedam į savo pasąmonę, tas tada veikia mūsų sąmonę. Ir todėl taip sunku yra daryti kažkokį pokytį per kognityvinę terapiją, iš mano patirties, nes tai per sąmonę veikia. Aš tada sąmoningai bandau, gerai, aš nusprendžiu, kad aš dabar būsiu jau verta. Aš savo dienoraštį, nes neradau prieš 10 metų, aš ten rašiau, viskas, aš nusprendžiu, aš nuo šiol esu verta, viskas, nebepataikausiu, nebebandysiu įtikti, nebebandysiu lygintis, aš esu verta. Žinok, kiek dar aš radau užrašų milijoną, nes aš vis turėjau iš naujo savo tai kartuoti ir tai neveikia. Man tai neveikia. Tai buvo labai paviršutinių lygių, tuo metu aš tokia jaučiausi empowered, bet realiai, kol aš nesusitikau su ta dalim, kuri jautėsi neverta, kol aš su ja nepabuvau, kol aš neleidau jai transformuotis natūraliai, tol visą laiką buvo ta vidinė skylė, kurią aš bandžiau užlopyti tiesiog. Tai hipnoterapija yra nueiti į tą pasąmoningą įsitikinimą ir tenais jį pakeisti, kad tai nebegalėtų jau veikti mūsų tos sąmonės. Jo, tik svarbiausias dalykas, ką žmonės labiausiai ir bijo, kad hipnoterapijos metu tu išlieki sąmoningai. O taip, visiškai. Lyginus su hipnoze, nors hipnoze toks,
sąlyginas dalykas, ar ten iš tiesų panirė Nu, tie iš tikrųjų žmonės į visa- Daug hipnozę. metų apipintas Jo. dalykas. Visa hipnozė iš tikrųjų yra savi hipnozė. Mūsų negali kažkas hipnotizuoti, jeigu mes nesileidžiam. Taip. Mes turim leistis tą hipnozę. Tai iš tikrųjų, kai žmogus ateina į sceną, jis jau turi tokį expectation, kad mane čia užhipnotizuos, ir čia bus labai juokinga, ir čia dar kažkas. Tai iš tos irgi dėl to būna labai paveiku. Ir dažnai jie atsirenka tos žmonės, kurie yra labai highly hypnotizable. Tai jo, kas vyksta hipnoterapijoje, gerai, kad paminėjai, tai yra visiškai, mes taip esam pasąmoniai, bet mes sąmoningai viską suokiam, viską matom, tiesiog esam gilesniai būsenoj ir mūsų šitie gal, žodžiai netai prišliai dėliojasi ar ten kažkas, bet realiai visiškai viską atsimenam ir viskas būna jo. Gerai, ačiū tau tada. Atrodo, kad Buvo labai smagu kalbėti. Galėtume, aš tiek daug minčių man, kad wow. Ką išsinešė, man įdomu. Nežinau, gal tas paskutinis toks, kad kaip tu ten pasakei, dabar galvoju čia apie tą, dabar užkrito, nežinau, kaip vardint net, kažkokią frazę buvai pasakiusi, plemba, kaip tu sakai, aš noriu visada tiksliai prisiminti, aš atsuksiu ir pasakysiu tau. Apie savastį gal? Ne, apie tiesiog tą tokį, kaip mes priešinamės ir kaip nutinka, dabar neatsimenu. Ką tu ten sakai, tiksliai kažkokią frazę. Dažniausiai nesvarbu tie žodžiai, bet ką tai mumise iššaukė, kas buvo tavie, kas suskambėjo. Šiaip dabar man toks kratinys minčių, kad net sunku atsirinkti, galbūt dėl to taip ir yra. Kad net sunku jo. Jo, labai daug minčių buvo. Bet labai releitina iš tikrųjų, kam sakai, kažkaip. Aš tiesiog dar esu paveikta savasties meditacijos. Ai, ne, tiesiog aš skridus. Labai trumpa, bet aš kadangi tą praktikuodavau su psichoterapeutė, tai man lengva buvo įeiti ir taip gera širdį. Tai vat būtent apie tai ir kalbu, kad kuo mes daugiau praktikuojam, tai man instant aš galiu savastis pajausti ir tai iššaukti ir to pačiu vat per sesijas, kai, būna, kai nueini kažkokį tamsų kampą savo pasąmonės, atrodo viskas sulendi tą kampą. Dėl to mes pirmą išmokstam, kaip tą savasties energiją grąžinti, nes jeigu mes nueinam kažkokį tamsų kampą ir mes pasimetam toje emocijoje, dėl ko dabar dažnai žmonės labai kalba apie tą jauskit savo emocijas. Bet iš tikrųjų tai dažnai būna, jeigu žmogus, neturi tos savasties, tai būna sukritimas į tą emociją ir dar labiau jos pastiprinimas. Tai neveiksminga. Realiai tas turėtų būti labiau, kad pirmiausia pajuskit savo centrą, savo tą ašį ir tada gali tą emociją įleisti būti, bet nebūti ta emocija. Tai toks jau advanced level, kai jau savo viduje tai kiekvienam skirtingai ir labai, aš kai tiek ilgai gilinuosi, aš tos konceptus jau žinojau prieš tai, bet realiai kol pati nepatiriu savo kūnų, savo kailių, tol labai sunku yra, va čia tai. Toks yra kažkoks teorinis konceptas, dėl to labai ir klausytojams kviečiu tiesiog patirnėti savyje. Aš daug visokių teorijų, kažkokių pasakojom, kalbėjom, bet realiai tai yra kiekvienas tą priėmimą savęs randa savaip. Bet taip, knygos labai padeda, labai rekomenduoju, Dick Schwartz, įkūrėjo IFS No Bad Parts, tą meditaciją nemokamai galite parsisiųsti, man parašė. Kursai, jeigu jums aktualu ir emocinis valgymas, santykio su kūnu patyrimas, tai tokie duoda tokią kropelytę, šiek tiek step, tokia tarsi puzlė dėliojam savęs priėmimo. Ir puzlė po puzlė dėliojam, sudėliojam, atrodo, jau priėmu savęs. Ir tada suprantam, kad čia dar yra ką dėlioti. Taip ir dėliojam visą gyvenimą ir toks, tai ir padaro gyvenimą įdomų, nes tai galima atrasti naują puzlę ir toks, kaip čia, jaučiasi įdomi, kai šitą puzlę padėjau. Tai toks tiesiog, kaip tik nesnei YouTube video, tai paleidau, kaip tai nėra kažkokia kelionė, kur mes pasiekiam, realiai einam. Jo, tai yra apie tą navigaciją. Vidinės metu. Taip, vidinės sistemos navigacija. Taip. Dar kartą ačiū už nuolaidą, visą informaciją tiek apie Eleną, tiek nuorodą į kursus rasit aprašyme po šituo video ir podcastu. Ir šiam kartui tiek. Ačiū.
Ačiū Jums. Ačiū, kad klausėtės. Jei patiko epizodas, nepamirškite paspausti patinka, prenumeruoti ir pasidalinkite su kitais. Taip pat, jeigu turit kokių pasiūlymų ar pašnekovų pasiūlymų, ką norėtumėte išgirsti toliau, būtinai susisiekite su mumis. Su jumis buvo Rūta ir Fausta tinklalaidėje Su kitokia realybė, nes kiekvieno realybė yra svarbi. Iki.